Drabužiai gali padėti išreikšti tikrai save. Šitą jau išsiaiškinome. O ar gali būti atvirkščiai? Ar drabužiai gali paveikti mūsų požiūrį į save? Psichologai tą analizuoja daugelį metų ir 2000-aisiais atliktas Alison Guy ir Maura Banim tyrimas pateikia gerą paaiškinimą. Pora tyrė ryšį tarp drabužių ir savęs kelias savaitės, pakviesdama grupę dalyvių atlikti įvairias užduotis ir pateikti išsamų atsakymą į klausimą, ką man reiškia drabužiai. Surinkę visus šiuos duomenis, psichologai padarė išvadą, kad mes turime dinamišką ryšį su drabužiais, kuris turi įtakos įvairiems mūsų požiūrėms į save pagal šias 3 kategorijas. Pirmoji, tai žmogus, kurio mes tikimės būti, antroji žmogus, kurio bijome būti ir trečioji žmogus, kurio dažniausiai esame. Atrodyti ir jaustis kaip žmonės, kuriais tikimės būti, galime jei dėvime drabužius, kurie formuoja teigiamas savęs projekcijas. Tai drabužiai, kurie suteikia pasitikėjimo savimi ir energijos. Jie suteikia mums psichologinį ir emocinį pakylėjimą, kurį po to galime parodyti ir fiziškai. Dėvėdami tokius drabužius galime sumažinti atotrūkį tarp savęs ir geriausios savo versijos. Kai kuriems tai gali būti prabangus aksesuaras, veikiantis kaip vartai į finansiškai stabilesnį save. Kitiems tai gali būti vintažinė striukė, rodanti pradžią į tvaresnį gyvenimo būdą ir panašiai. Man tai yra kombinacija naujų ir vintažinių drabužių, kuriuose labai svarbi kokybė. Anksčiau man buvo svarbu spintoje turėti didelį pasirinkimą. Nors man visada rūpėjo tvarumas ir buvau tos nuomonės, kad drabužį reikia prižiūrėti, nelabai kreipdavau dėmesį į, pavyzdžiui, pasiuvimą. Juk niekas nemato šiek tiek nuklydusių siūlių. Tačiau dabar taip nėra. Geriausia mano versija reikalauja simetriškų siūlių, mielos medžiagos ir tvirtos kokybės. Antroji ir šiek tiek bauginanti kategorija – asmuo, kurio bijome būti. Taip yra kiekvieną kartą, kai dėvime daiktus, kurie dėl kokios nors priežasties tiesiog neveikia. Mes patenkame į šią kategoriją, kai mūsų drabužių spinta tampa fizinė, bet kokių mūsų patiriamų neigiamų minčių ir jausmų apraiška. Tai taip pat yra neigiama mūsų versija, kuri atsiranda, kai dėvime labai nemėgstamus drabužius arba rengiamės taip, kad atkreiptume dėmesį į tas mūsų dalis, kurios mums mažiausiai patinka. Žinoma, tą dažniausiai darome nesąmoningai. Pirmoji ir antroji kategorijos atspindi aukščiausią ir žemiausią drabužių vaidmenį saviraiškoje. O trečioji kategorija, asmuo, kurio dažniausiai esame, yra nuosekliausia ir stabiliausia. Tai yra mūsų mėgstamiausia apranga. Tai drabužiai, kurie dažniausiai parodo tikriausią mūsų versiją. Guy ir Banim padarė išvadą, kad mūsų santykiai su drabužiais yra nuolatiniai ir dinamiški. Ir kad mūsų drabužiai yra pagrindinis malonumo šaltinis, nes jie padeda mums naršyti tarp skirtingų savo versijų. Taip pat daugelis nesusimąstome, kad drabužiai, kurių mes neperkame, taip pat yra reikšmingi. Tiek tie, kuriuos dedame į pirkinių krepšelį, tiek tie, kurie verčia mūsų susiraukti ir suklusti, kas tokį daiktą galėtų pirkti, yra mūsų mėgstamų ir nemėgstamų dalykų dalis. Todėl ir jie gali pasakyti apie tai, kas mes esame. Tai jei manome, kad esame drąsūs ir išskirtiniai, bet renkamės labai konservatyvią aprangą, atsiras neatitikimas tarp atspindžio veidrodyje ir tikrojo savęs. Psichologas Edward Torrey Higgins tai atrado dar 987 metais ir pavadino tai savęs neatitikimo teorija. Remiantis šią teoriją, neatitikimas tarp to, kas esame ir kaip rengiamės, gali sukelti daugybę nemalonių šalutinių poveikių, įskaitant žemesnę savivertę ir pasididžiavimo savimi stoką. Daugelis iš mūsų gali pasirinkti drabužių spintą, kuri būtų artimesnė žmogui, kurio tikimės būti, tačiau dažnai įprantame nešioti tuos pačius senus daiktus ir rengtis taip, kaip rengtųsi tas, kurio bijome būti. Tai net jei imamės reikiamų veiksmų, kad taptume geriausią savo versiją, reiškia, kad jeigu mūsų stilius nesikeis kartu, greičiausiai iškils tie aprašyti šalutiniai poveikiai. Taigi, išvada tikriausiai būtų tokia, kad pirmiausia labai svarbu išsiaiškinti ir tvirtai žinoti, kas esi ir kuo nori būti, kad jokie išoriniai faktoriai, įskaitant netinkamus drabužius,
negalėtų išmušti iš vėžių ar nukreipti netinkamą linkme. O keičiantis identitetui, nepamiršti atnaujinti ir spintos. Nebūtinai iškart, nebūtinai per vieną dieną, tai gali būti žingsnis po žingsnio vykstantis procesas. Ramiai apžiūrint, pasimatuojant daiktus ir apgalvojant, ar jie tikrai atitinka tai, ko šiuo metu siekiame.